Bendrojo lavinimo mokykloje nuolat keičiasi ne tik mokymo turinys, bet ir mokymo formos, metodai. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas svarbi kompetencija siekti geresnių ugdymo rezultatų, motyvuojanti mokinius domėtis, ieškoti, atrasti. Į pagalbą skuba Lietuvos pilietinių iniciatyvų centras, kuris mokytojams organizuoja trumpasias stažuotes Lietuvoje. 2014 m. kovo 24–28 dienomis Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje stažavosi Panevėžio Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Snaigė Varanauskienė. Stažuotės tema – inovatyvių mokomųjų objektų kūrimas įvairiomis priemonėmis ir jų praktinis taikymas pamokose pradinėse klasėse. Programą parengė ir stažuotę įgyvendino Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytoja ekspertė Regina Kairienė. Stažuotės metu mokytoja iš Panevėžio susipažino su mokykla, apžiūrėjo pradinių klasių mokymosi aplinkas, bendravo su mokyklos vadovais, pradinių klasių bei dramos mokytojomis, mokiniais. Dalijosi savo darbo patirtimi. Kolegijai Snaigei Varanauskienei buvo suteikta galimybė pamatyti įvairių metodų taikymą ugdymo procese. Stebėjo, kaip kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės ir pati pabandė jas kurti. Susipažino su interaktyviosios lentos panaudojimo galimybėmis, mokėsi efektingai naudoti įvairių programų įrankius. Sukurtą skaitmeninę priemonę pritaikė vesdama pamoką pirmokams. Stažuotės tikslas visiškai pasiektas. Su mokytoja Snaige Varanauskienė ir kitomis mokytojomis iš Panevėžio Šaltinio progimnazijos žadama toliau glaudžiai bendradarbiauti, planuojama vykdyti bendrus projektus.